Pristatau jums 2000 vatų, šiaip jisai vadinasi regbis, rugby, ar regbi, kaip angliškai regbis? Regbis? Ne, regbis ne angliškai, bet rugby. 2000 vatų elektrinis keturratis, reduktorinis, nes jau tie tokie galingesnė iš savęs visą laiką turi, pažiūrėkit, koks balvonas. Nuturas koks. Balvonas, tai va. Čia motoras. Čia panašus balvonas. Galia eiliniai 2 stabdžiai, nes tokį reikia šiaip sustabdyti, hidrauliniai, bet ant abiejų ratų. Dažnai būna, jeigu, pavyzdžiui, benzininis, jisai turi vieną stabdį tik tais, nes čia matot galios daugiau, sukimo momentas didesnis. Galia matom labai gražius žibintus, palaukit, pasižiūrėkit. Čia plevelė tokia yra, tai nekreipkite dėmesį, čia nesudužė. Čia posūkiai, ne? Žiūrėk, posūkiai. Dega? Eik tu savo. Nesakyk, gražiai atrodo. Aš esu patenkintas. Blik. Toliau. Galia, šiaip viskas standartiškai, apart tik tais, kad 2 stabdžiai, elektrinės visada būna, bet galbūt nežinojot. Tai, kad stovi 2 stabdžiai, reduktorinis variklis. Ašis yra specialiai padaryta tokia išlenkta, kad varikliui tiltų, bet iš savęs irgi kvadratinė, kas svarbiausia yra, nes būna kai kur seniau, aišku, dabar nebe tiek daug, bet būdavo apvalios. Tai apvalios net aš pats matęs, kaip plinkt, sulūžta. Tai čia kvadratinė. Galinis bagažiukas ir link priekio einam. Turim vėl iPhone 6 pagal dydį, mažesnis. Mes čia matom greičius. Tai su rakteliu galima čia keisti greičius. Paspaudėt, pasukot, ištraukėt, vaikas pats nesusireguliuos. Tai va, 2000 vatų šiaip neveltui reikia tų greičių, nes nuo 2000 vatų su trečiu greičiu eina kaip priklauso. Tai štai Kem 5, ne? Bent kiek testavom? Kem 8? Testavom su mano svoriu, o aš esu lengvas ar sunkus? Toks average. Taip, tai jis apie 45 važiuoja, tai dėl to reikėtų šiaip, jeigu vaikui duodat, ten pradžiai išmokinti su pirmu, su antru greičiu, su trečiu ir visus kitais. Tai matom greičius, baterijos pakrovimą. Čia su procentais. Kilometražą, šiaip gražiai, žiūrėk, šviesas, ilgas, trumpa. O, matai? Va, greitis, kiek nuvažiavot. Gazas, va čia yra labai akceleratorius, atsiprašau galbūt, bet aš manau, kas mus žiūri, žinot ir tokius žodžius, jis yra su kaip keturračiu priklauso. Nesukamas tuose mažiukose, rodyk, sakau, mažiukose būna sukami tokie. Tai čia jau, kad jaustis pilnai ant keturračių, jau yra tokie keturračių. Gerai, pasakyk iš minčių, kuo skiriasi, kokie privalumai yra šitokį ir sukam. Šiaip, sukamas yra, kai toks mažiukas, tai yra viskas tvarkoj su juo, kadangi galios ten tiek daug nėra, galit prisisukti greičius, bet yra problema viena, jeigu, pavyzdžiui, trečių greičių jau ir druk nepamatys, gali užlupti tai. Smarkiai. O kodėl deda į mažiukus tokį? Todėl, kad kitiem vaikams sunku yra paspausti. Taip, bet čia yra du niuansai. Tai kadangi čia yra galingesnis, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, aišku, jis neturi tokio, bet čia reikia šiek tiek jų kontrolės mokėti. Tai negausis to tokio, nes jis gali vaikas tiesiog kai truktelt, žinot, 2000 vatų, nejuokinga. Tai va, tai šiaip kas įdomu, kad šitos keturračius renkasi ne tik vaikai, ne tik paaugliai, bet ir senjorai. Galima drąsiai kaip transporto priemonę naudoti nuo taško A į tašką B, tiek praktiškai suaugusiam moterį, bet ką. Šiaip jis labai tikrai universalus, bet turbūt labiausiai perka vaikai ir paaugliai. Iki kiek metų rekomenduoji? Aš manau, iki 12, jeigu taip vaikam. Nes tada jau... 12? Daugiau? 16, 14. Kur 16? Tai jeigu, kaip tu 16. Atsisės parodyti. Suaugusiam, o tink. Žiūrėk, rimtai. Tai čia net ne apie tai yra esmė. Įsivaizduok, pavyzdžiui, gerai, aš jau pensininkas, ne? Tai aš galėčiau, sakykime, atsisėdęs ir važinėtis, kaip sakiau, iš taško A į tašką B. Bet mes ką tik kalbėjome apie vaikus. A ne? Taip. Patvirtinti. Tai jeigu vaikas yra jau 16, ką jis nori daryti? Taip padaryti, visaip šokinėti, ne? Tai ką tokiam vaikui parekomenduoti? 16 mečiui? Jau žinokit, dydis turėtų būti, jeigu ir elektrinį norit, bet jis jau turėtų būti kažkas tokio. Hidrauliniai abudu stabdžiai. Nežinau, čia yra veidrodžiai sukimai. Mes dedam jūs ar ne? Geras klausimas. Bet čia galima veidrodžius pasidaryti, arba jie būna. Palauk, pažiūrėsim, ar jie tikrai būna. Nežinau, ar jie būna, ar veidrodžius galima įsukti, bet nesvarbu. Bet esmė vieta yra.
Būna? Ne. Nebūna. Bet uždėsim. Jeigu prašysit, uždėsim. Turim ledinius žibintus. Važiuoja, nes yra jungtas, sunkiau stumės. Ledinius žibintus, kur turi gražias juostas, beje ir posūkiai čia irgi yra. Va, matot, kaip gražiai atrodo moderniai. Vėl nekreipkite dėmesio, čia plėvelė nuplėšk. Biški nelabai nusiplėšė. Nu va, ir lęšiai. Tikrai labai neblogai šviečia, labai geras apšvietimas. Prieki gale apsaugos, tam, kad jeigu vdruk į kokį medį atsitrenks, mamytės nesiklausykit, vaikai medžius nesitranko niekada. Tai tik tais dėl saugumo, šiaip dėl įdomumo. Taip, važiuoklė. Hidrauliniai stabdžiai, priekis galas, beje, kaip ir matėt, tepimo taškai. Atėjo žmogus. Prašau, nėra, kad išvažiuoju. Tepimo taškai. Čia. Tai čia realiai šarnyra. Palauk, iš apačios. Žiūrėk, čia irgi iš apačios yra tepimo taškai. Iš apačios? Jo, o čia. Kaip iš apačios, taip. Dėdį tokį. Jo, šiaip. Kaip iš apačios, taip. Fizikas nesupranti, gravitacijos. Nu, yra toks specialus iš pončpelis. Dėdį putė. Gerai. O ką tu galvoji fiziką? Ar aš kažką nusišneku vieną kartą? Taip. Amortizatoriai šiaip yra itin geri čia skaitas. Nu, jeigu neįspėjom, kai spiruoklį jaučiu, kad geri. Biškai galėtų būti geresnė. Tai pasikeitin gal. Nu gal padėt. Šiaip gal jie dar pašalė, nes čia -12. O čia galinis kaip priklauso veikia. Realiai galės sėdit, kampas priekis. Šį keturatį galite įsigyti 3 parduotuvėse. Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. Mankius.lt